aš sekančią dieną, kadangi jau pradėjau, kaip matosi, klijuoti kitą pusę, kelias yra didelis, šitoje vietoje nežinau, ar matysis ar nesimatys, tenais dušas baigėsi čia metras, o plytelė, kadangi techniškai turėtų būti metras ant metro, bet jinai yra 99,7, tai 3 mm neturim. Ir kad siūlė man baigtųsi bent jau plytelė pati su lygiu kraštu čia, kadangi dar kampo nenusprendė, kas ar dėsis ar nesidės, tai dabar kam man reikalinga dar viena lazerio linija. Žymi vietą, iki kurios vietos man reikia pratepti klijus. Aš tenais toje vietoje užtepu klijų, kad šitą vietą man būtų tuščia, jeigu prireiktų kampą įdėti. Toks dalykas galima pasirinkti, galima nepasirinkti, gali daryti, gali nedaryti, tai tikrai čia jokio skirtumo nėra. Ir kas toliau? Paėmiau, aš atsižymėjau aukštį pačios plytelės, tai bent jau aukštį aš pasirinkau, kad per visą vonę, arba bent jau per dalį jos eitų pati plytelė. Tai čia va šitą siūlę pasirinkau kaip ir sueinančią, tai analogiškai ir tenais, tas pats horizontas viskas sueis. Tai padariau, pripjovau čia 4 ar 5 cm. Kai dažniausiai tu visą vonę darai, dar vienas dalykas, kai visą darai vonę, bendras lygis yra vienodas. Tai tarkim, tau jeigu reikia sveiką dėti, tai tau viskas gerai, nieko baisaus. Bet yra vienas niuansas, kadangi dušo nuolydis eina į nuolydį, tai tarkim, jau jisai būna žemiau negu pagrindas, tai tokiose vietose čia gaunasi, kad viskas nueina į apačią. Todėl visą laiką, jeigu kas kam pasitaiko, visą laiką rekomenduoju padaryti didesnį pripjovimą apačioje. Tai tarkim, jeigu nuo pagrindo darai, tarkim, lygių grinų, tai čia kokie 5 cm, tai visą tą reikėtų ir išlaikyti, kad bent jau būtų galima išpjauti. Nes kai strižai pjauni, tai tarkim, ten jau 5 bus, o ten jau 0. Tai tenais duše plytelės turi būti žemiau negu čia. Tai jeigu sveika pradeda, tai reikia ją visą laiką pripjauti, nes tokiu atveju tenais gausis siūlė ir gausis plyšys iki nuolydžio, kurioje vietoje didžiausias nuolydis. Kadangi matosi, jeigu kas matėt praeitam epizode, šitoje vietoje aš pasilikau tarpelį iki lubų, tai vien norint, kad tas tarpelis išliktų visur vienodas, aš paėmiau kaladėlės, kadangi aš jų turiu visokiausių storių ir panašiai, tai bandau aš jas įsikišti, paėmu, įsikišu, čia jisai lygiai 2 mm, tas pats kaip ir tenais, 2 mm, ir šitą tą tarpelį aš bandysiu palikti visur. Vienas plytelės kraštas turi pjauti 77 ir 4, kitas galas 77 ir 3 mm. Tai aišku, atrodo milimetras nieko, bet iš tikrųjų tas milimetras daug ką reiškia. Kadangi aš turiu 2 mm čia tarpuką, 2 mm siūlę ir norisi pasilikti man, jeigu iki lubų 2 mm, tai aš ką padarau, tai labai paprastai pasiemu 2 kaladėlės, nes apačioje ir viršui man reikia palikti tam tikrą tarpą, pasiemu nelankstų metrą, įsiglaudžiu prie faktinių lubų ir tada, kai matuoju, tai aš matuoju ir stengiuosi pasižiūrėti iki plytelės krašto, tai kiek čia turim. Tai čia šitoje vietoje turim 77 ir 4, taip, 77 ir 4, 77 ir 3. Tai vat analogiškai taip pat ganėtinai tiksliai galima išsimatuoti. Jeigu turi kelis tokius daikčiukus, viskas labai paprasta. Tai va dabar nežinau, pabandysiu įsipjauti ir pasižiūrėsiu, ar tikrai buvo taip paprasta, kaip atrodė. Šiaip dar vienas toks mano pastebėjimas, kad labai gerai, kad tos plytelės yra 6 mm. Nes jeigu būtų 8 arba kaip dažnai būna 9, tai tada būtų labai prastai. Opa. Kaip ir miniu, reikia pastumdyti kiekvieną plytelę. Šiaip daugiausiai jaudinaus dėl šito kampo, kadangi gipsas yra ant šitų sienų įklijuotas, tai gaunasi ne visur tiksliai ir tvarkingai jisai padarytas. Tai gaunasi taip, kad gali tekti ir šiek tiek daugiau klijų uždėti ir panašiai. Bet šitoje vietoje tai kažkaip viskas atrodo ganėtinai
nuostabi. Nei ten daug pastangų, nei ką. Ir ties lubom, aišku, ties viduriu vos tarpukas. Nes vis tiek su staklėm kaip jauni, tai visą laiką taip idealiai nepataikys. Ten, kadangi sveika, tai reikės bandyti daugiau. Taikyti didesnį tarpuką. Nes čia minėjo dažytas, sako, kad čia sienos, kai suklijuotas to gipsu, tai ne visur yra tas grušiukas. Tai kas dėl viso ko reikia atkreipti dėmesį, nes šita vasiulė, kai pildysis, jinai plytelėm, tai labai jau tas kampas matysis, jeigu jau kažkur nugriūna arba nuvirsta. Ir panašiai, tai vat, turiu 4 kištukus, įsikišu, susiveržiu ir tiek, tokių patarimų. Tikrai rekomenduoju vakuuminius pritraukėjus, kitokiu atveju čia nelabai kas ir gaus. Nes plytelės sunkios, pakelt neišeina, raitytis, visai vartytis, sukiotis, ganėtinai nepatogu ir jeigu kažkur tai užkliudai, tai labai būna didelė bėda ir apmaudu. O šituo atveju tai čia turiu aš 2,7 gal kvadratą, tai vat greitai išėjo sudėt, bet aišku, kai pasitaiko pjūviai, tai pjūviai atima nemažai laiko ir gaunasi, kad beveik tas ant to ir išeina. Ar sudėti mažų plytelių, nes tas pats gautus iš mažesnių sudėti tą pačią sieną daug greičiau truktų, negu iš didelių ir išpjaustant visas, nes reikia daug vietų pamatuoti, kuriuose vietose ar telpa, ar netelpa, gal kažkur tais reikia pjauti strižai arba daryti pilvus, bangas ir panašiai, kad tik tais ta plytelė kuo įmanoma labiau prisispaustų prie pagrindo. Dabar pasiėmiau, prisiklijavau aš pačią plytelę, ją įsipjovę su staklėm elektrinėm, vien dėl to, kad tiesiai aš būčiau su kaminiu šlifuokliu idealiai tai tikrai neišpjovęs. Vienas dalykas, kitas dalykas gaunas dėl to aš pjovau su elektrinėm staklėm, dėl to, kad gausi tuose kampuose atsipjauna vos tokia maža juostelė. Tai kadangi su staklėm nenorėjau laužyti tokių gabaliukų, jie turi didesnį šansą lūžti, tai paėmiau su staklėm elektrinėm praėjimo, nupjoviau ir viskas. Dabar gal daugumai klausimas atsiras, kodėl aš nepertepu pačių plytelių. Tai dabar padarysim vieną tokį dalyką, išvardinsiu visus dalykus, kurie turi būti padaryti tenais, norint nedėti dvigubos sluoksnio plytelių klijų, tiek ant plytelės, tiek ant sienos. Įdėsiu kažkur šitam vaizdo įraše, rasit atsakymą. Ir, manau, padarysim viktoriną. Nors po kažkiek laiko padarysim viktoriną, galėsiu aš paklausti jūsų klausimų ir tada, jeigu kažkas pasižiūrės, žinos atsakymą ir prašom galėsit laimėti gal net kokį lyginimo sistemą, dar sugalvosiu, ką tenais galėsim padovanoti. Įsipjova plytelę, šitą irgi įsipjauna, aišku, ne taip greitai pjaustosi, dedasi taip, kaip norėčiau. Jeigu nekreipiant dėmesį į pačias plytelės, jos dabar yra šiek tiek išsiterlioja, bet po sekundės pamatysit, kaip jos pasidarys švarias. Tai va, kaip ir matot, dabar plytelės pasidarė visos švarios. Viskas realiai kaip ir gyvenime. Tai reikia vieno spragtelėjimo ir visos grindys pasidaro švarios. Kadangi, kaip ir minėjau, kad gipsas buvo ne visai idealiai tvarkingai jisai suklijuotas, ne šiaip klijavosi ant pagrindo gipso kartono plokštės, tai šitose vietose reikės jau man visokias bangas daryti ant pačios plytelės, nes kadangi plytelė metras ant metro, taip preliminariai, tai gausis, kad jinai per visą plotį, jeigu aš tiesiai išpjausiu, tai gausis, matysis kažkuriuose vietose bangos arba tenais gausis, kad vienur prisispaudžia, kitur neprisispaudžia, vienur plyšys ir panašiai, tai reikės tada įsivertinti šitą dalyką ir tada išpjauti taip, kaip reikia. Toliau tęsiant, bandysiu vėl su elektrinėm staklėm aš išpjauti sekančias ir važiuoju savo toliau. Opa. Tai štai įsipjoviau, dabar ją šiek tiek pajudinu pirmyn atgal ir viskas, pasitikrinu, kad linija būtų gerai. Kampas man super, idealiai jisai sueina. Aišku, reikia tada palyginti, pasižiūrėti kampus. Super, tiesiog, nežinau, labai tobulai einasi, atrodo, kad čia tikrai tikrovės negali būti, nes dažniausiai visą laiką kažką darai
Tai darosi taip, kad kažkas atsitinka, neišeina išpjaut, lūžta, nu žodžiu, nežinau. O tokių sąlygų kažkaip retai kada papuola, kada tiesiog dedi plytelę ir jinai viskas tiesiog nuostabu, net nereikia nieko daugiau daryti, daužyti, ten kalt, lygint, o jie, kiek tų darbų. Galima sugalvoti, va, dabar sudėjau dar vieną plytelę, paskutinę tuo išpjaunu viršui ir liks įdomiausia dalis. Aišku, daugiausiai žaidimo atrodo su pačiais kampais. Nors ir dauguma sako, o čia plytelė metras ant metro, sako, o jūs kiek čia pinigų uždirbat. Nu jo, ne, nieko panašaus. Ja pirmą reikia išpjaut, palygint, pašlifuot, žodžiu, ko tik tais nereikia tokiai plyteliai norint uždėti. Tai nors iš vienos pusės atrodo, va čia paėmė, uždėjai ir viskas gerai, va, ir atrodo greitai kvadratai, greiti pinigai, bet iš tikrųjų taip nėra. Kaip ir visur. Didelės plytelės, tai kitose vietose šiek tiek lėčiau užtrunkia, arba tenais kažkur tai sugaišti daugiau laiko. Tai va, pavyzdžiui, šito atveju tai pjaustantis, nors čia pjaustymų labai daug nėra, šitose vietose, kur tualetas bus, gausi suvedimai, dar reikės prasilyginti suvedimą, nes gaunasi šitos plytelės sieninės, jos yra storesnės ant 3 kokių milimetrų, tai bent jau kelis milimetrus reikės man nusitepti papildomai klijų, kad sekančią dieną padžiūtų ir tada būtų galima jas klijuoti ant viršaus, nes gausis taip, kad viskas nueis konusu, nes jeigu dabar tokiu atveju aš čia klijuočiau plyteles, jas gautųsi nevienodoj plokštumoj ir būtų tikrai ganėtinai negražu. Tai, kad to neatsitiktų, paimsim, sutvarkysim šitą sieną, kad viskas būtų ganėtinai gerai ir prie kokybės čia, nežinau, nebent kažką daugiau jūs patys pastebit. Dabar atsakymas dėl pačių plytelių pertepimo klijų. Tai tarkim, jeigu turim plyteles, persitepa tokį variantą, gal tada pradėkim nuo šito varianto, gaunasi taip keli kriterijai yra. Jeigu plytelės klijuojasi lauke, reikia pertepinėti. Vienokio ir kitokio atveju, vien dėl to, kad sumažintų oro tarpą po plytelę, kad nepatektų po jo vanduo ir jeigu ateinant žiemai neužšaltų ir taip neišpilnotų tų pačių plytelių. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu pati plytelė yra ant tiek plona, kad jinai pati savęs jau negali palaikyti ir yra didelės apkrovos, tai nežinau, tarkim, liftas koks forklifteris važinėtų ar, nežinau, kažką sunkaus dėtų, paletės ant prekės, tonom krautųsi, tai tada taip, pertepinė tikrai būtų geras variantas. Arba jeigu turim kažkokias tenais šlapias zonas, ten, kur yra mažiau, kaip pasakius, šilumos, tai va, tokiose va vietose plytelės pertepinė, tai tikrai reikia, vien dėl to sumažinant patį padengiamumą, kad jisai būtų bent jau 90%, bet yra keli triukai, kurie padeda, kad ir tokias plytelės sudėti be papildomo pertepimo, nors ir daugau man sako, kad ten iš tikrųjų tas pertepimas padeda sukibimui ar kažką, o jūs dabar vienas dalykas, pabandykite tas plytelės po mėnesio nuimti. Jūs jeigu nuiminėsit rytoj, poryt, po savaitės, tai tikrai nusiiminės, nes plytelių klijai džiūsta kažkokiais apie mėnesį laiko. Mėnesį su šiek tiek. Jie pilnai tada sukietėja ir gauna tą 100% jėgą, kokią jie tik tais gali turėti. Tai tokiu atveju, kad ir sekančią dieną nuimsit, jūs vis tiek nuimsit ir kad ir su pertepimu ir panašiai, jos aišku sudėtingiau nusiims ir daugiau darbo bus pačias plytelės nuiminėti klius, jeigu reikėtų dar jas uždėti ant sienos. Tai vienas toks dalykas ir daugiau nieko negaliu pasakyti. Ką žinau, nebent kažkokį turite daugiau pastebėjimų, tai va, keli kriterijai, lauko sąlygos, drėgmė ir šaltis, jeigu turim tokias sąlygas, arba dar tvirtumas pačių plytelių, jeigu esi jau papildomai tokios labai plonas, tai tada papildomas sluoksnis klijų tikrai jom pagelbės atlaikyti didesnės apkrovas, negu jos yra sutvertos.
Tai tokiuose vietose reikia pertipinėti, bet kitose atvejuose galima naudoti skystesnius klijus, reikėtų dar tada ne visą laiką tiesiog pavyksta uždėti plyteles, tokios ypač didelės, tai reikia pirmyn atgal pastumdyti, kad tas padengiamumas būtų labai geras. Tai čia, tarkim, turim 12 mm šukas, bet kai aš jas prispaudžiu pasukioju, iš tų 12 mm beveik pasidaro čia 0. Tai faktas, kad pasidengia plytelė labai gerai po apačią. Aš irgi buvau atkėlęs plytelę, tai padengimumas didesnis negu 90%. Tai tikrai daugiau papildomai nieko daryti nereikia ir jeigu turim tokį padengimumą, viskas. Tai štai jums toks yra atsakymas. Jeigu tinka, kažkada užduosiu klausimą, kurie atsimins, pasakys, laimės kažkokį prizą dar, kurį sugalvosiu. Na štai kelių akimirkų laikotarpį paėmiau, pabaigiau aš tas plyteles klijuoti ant sienos. Aišku, viso proceso nefilmavau, nes gavosi ganėtinai vėlai jau, gavosi darbo pabaiga ir aš skubėjau kaip tik įmanoma daugiau padaryti ir ko įmanoma greičiau. Tai aš dabar bendrai apeisiu, apžvelgsiu, ką aš tenais padariau tokio išskirtinio, bet čia realiai daugiau tokių išskirtinių variantų nėra, tik tais pagrindinis esminis dalykas tai su pačios plytelės pjovimu tenais krašte, kadangi tenais kraštas šiek tiek jau biškį skiriasi, nuolydis pjovėsi visose šitose dviejose plytelėse į apačią. Ir kadangi, nežinau, jeigu žiūrėjot praeitą vaizdo įrašą, šitą plytelę užsiriečia į šoną, vien dėl to, kad čia yra trapo metalinė dalis, kuri jinai įsikiša ir taip jau nieko nepadarysi, tai teko šitą plytelę išpjauti. Gali būti, kad klausimas, kaip aš taip gražiai suvedžiu arba išpjauti tas plyteles, tai paprastas vienas atsakymas, tai gavosi taip, kad teko pasižymėti kontūrą, aš jį išpjoviau, teko antrą kartą pjauti, gavosi trečią kartą pjauti ir panašiai, tai pjaustėsi 3, atrodo, ar 4 kartus, kol galų gale jinai, nežinau, jeigu matosi, tai jinai taip idealiai ir susiveda. Aišku, keista kažkaip pasižiūrėjus į kitus vaizdo įrašus, kurie tenais filmuojasi, tai iš tikrųjų paima, atrodo, uždeda ir jinai visiškai idealiai tinka. Tai, taip iš pirmo karto niekaip nepadarysi, reikia 2, 3, 4 kartus pjausit. Tik tai skirtumas tas, kad jeigu tu didesnę dalį turi, tai tu viskas gerai, bet jeigu tu išpjauni jau per mažą, tai jau tu tada nedauginsi. Tai iš tikrųjų toks variantas yra trūkumas, bet sekančio eiliai susipjaušiau, susidėjau, aišku, tenais daugiau lakstymo, vaikščiojimo, bet gavosi taip, kad tos plytelės po 70 kelis pjovėsi, prisiklijavo prie sienos, viskas tenais gerai, tas tarpukas irgi susivedė su šitom plytelėm, tai viskas idealiai, o šiandien net kelis matmenis esu pasirašęs, tik tai tiek, kad nežinau, ar matysis, bet jeigu ne, tai ne, o iš tikrųjų kažkaip jaudinaus, kad labiausiai va šitą vietą gali tekti banguotai pjaustyti didelio kiekio siūlių, nes tas didelis kiekis siūlių, kadangi gipsas nėra visiškai idealiai lygus, jisai gali kaitaliotis, bet čia viskas gavosi gerai, nes aš su gulšiuku pačiu praėjau, pasižiūrėjau, dar pasikoregavau, jeigu kažkur tais reikia. Ir man tada tokių daugiau problemų nebuvo. Pagrinde išpjoviau va tiesiai kiek įmanoma su staklėm ir viskas kaip ir įmanoma idealiai suėjo. Čia siūlė pačiam silikonui liko. Na, aišku, tik tais pati viršutinė tenais plytelė, kadangi matau, va čia prie pat gipso jinai irgi visiškai užsispaudžia beveik. Tai teks tenais atsižvelgti klijuojant va šitą sieną, bet gavosi taip, kad pritrūko plytelių. Tom aš šitą vonę baigsiu, kol ateis sekančios plytelės, daugiau papildymas ateis, tai tada pabaigiu šitą vonę, krausiuosi į kitą vietą ir tenais dedu jau grindis. Tai dėkui, kad žiūrit, prenumeruokit kanalą, jeigu patiko vaizdo įrašas, paspauskit patinka.